Labas vakaras. Senio šalčio gal ir nebėra. Nes kaip ir nedaug kas beliko po praeitos treniruotės, bet kalėdinę nuotaiką iki švenčių tikrai palaikysim, tai būsim taip apsirengę iki kol kalėdas ateis arba iki kol kostiumas laikys. Kaip matot, šventinių kelnių jau nebėra, nes jos greitai tam pasidavė. Barzda yra, bet jau labai buvo apsunkinus ir kvėpavimą, ir buvo nepatogu, tai teko nusiskust. O ką? Nugara ir dilbiai. Šiaip nugaros nedarau kartu su dilbiais, bet kadangi pamečiau truputį dilbius šią savaitę, tai reikia pasidaryti dabar. Ir plus, kadangi šitą kalėdinę tematiką splitinau krūtinę ir nugarą, nes jau žiūrėjot, tikriausiai matėt video kalėdinę krūtinę, tai šiandien kalėdinę nugarą jau, bet ir jau reikia dilbius pajungti. Praeitas video buvo toksai pailsėjimas nuo žemos arkos truputį, for fun. O šiandien jau grįžtam pilnai į darbus ir kalbant apie rimtus darbus, rimtas ir pratimas. Bent rows. Nugarai 100 kg, kad švariai, gražiai, tvarkingai, saugiai. Įsirašom strepsus ir šitą pratimą darom su didesniu svoriu, reikia pajausti, kada sustot. Nes čia, jeigu jau techniką pamesit, galit ir nugarą pamest kartu. Gal ir galėčiau dar išbezdėt kažkokią kitokią formą, porą repsų, bet šitam pratimą pasirinku nesidraskyti, nes nugara palenkta, svoris nemažas, tai atsargiai ir darom, apskaičiuotai, apkalkuliuotai. Neblogas setas tikrai, be raiščių tai niekam negalėčiau padaryti. Čia buvo tikslas traukti labiau į pilvo apačią. Bet anksčiau darydavau, kai labiau trauki link trapecijų į viršų. Bet šitą pratimą buvau apleidęs, nes anksčiau labai daug laiko darydavau jį. Tai pirmą, tai antrą, bet stengdavausi visą laiką pirmą, nes man čia toksai nugaros saugikas atrodo asmeniškai. Tai šiandien realiai puikiai atidarėm, 2 setų užteks ir varom prie kito. Kai kitas pratimas, o šitas. Imituosim traukimas iš viršaus į apačią. Ką tik pasibandžiau porą setų apšilimo setų porą padariau. Labai gerai jaučiasi. Tai dabar darbinį 3,5 blyną užsikroviau. Ir jo, dirbsim. Pasiėmiau dar naują diržą, nes tas jau visiškai nelaikė pilvūzo. Tai dabar šiandien žymiai patogiau, žymiai geriau jaučiuos. Jeigu atlaikys šitą švarką šią treniruotę, tai tikriausiai ir kitas atlaikys. Tai būsim apsirengę taip kalėdiškai, linksmai.
Buvo. Labai geras setas. Padariau šį kartą su užlaikymais. Nes tiesiog pamačiau tokį youtuberį, neseniai seną fitness influencerį iš užsienio. Yra visas realiai sportas, yra realiai visa technika visą laik būdavo, kad jis va taip. Supratas. Tai dėl to buvau motyvuotas, iš vis motyvuotas šią nugarą taip visą padaryti ir pasižiūrėti, prisimint, koks tas jausmas. Ok, padarėm rak, einam vėl paieškoti kokio gero rak. Sekantis pratimas, bread and butter, traukai save sutiesia štangą, vėlgi, aš jį visada darysiu ir tikriausiai, nežinau, be kažkokios rimtos priežasties ir nepraleisiu. Tai vėl, aš čia akcentuoju, kad alkūnės ne prie savęs žemai, bet labiau į išorę aukštai ir bandau įsivaizduoti, kad traukiu į krūtinės viršų, taip akcentuojant nugaros vidurį viršų. Toks yra tikslas šito pratimo, šitos technikos būtent. Tai šį labai mėgstu, vėlgi viskas kontroliuoti, viskas tvarkingai, gražiai. Bet dabar kol kas treniruotis žiauriai gerai eina. Žiauriai gerai jaučiuos, viskas perfect, viskas nice. Bliama, gal man šita apranga kažkiek ir jėgų duoda, papildomai nežinau. Kiekvienas setas iki feilio ar hitina. Ne tik fiziškai, bet psichologiškai. Realiai pirmą psichologiškai reikia atsigauti, atstatyti mintis ir tada tik pradėti ilsėtis, nes eina savo. Bet man tokie setai patinka. Čia yra pagrindas. Čia yra formulė sėkmės, paslaptis, kaip realiai tobulėti. Kaip tobulėti ir augti ir didėti ir stiprėti. Tai nesakau, kad reikia iki kiekvieno taip maks įsitaškyti, bet tikrai nepagailėkit savęs įsitaškyti bent tokius 2 kartus savo treniruotėj. Tai geras jausmas po to, jauties taip pat įdirbęs gerai.
Šiaip pastaruoju metu niekados nedarau taip, kad sutraukimą užlaikinėt. Kaip ir minėjau, buvau motyvuotas tiesiog pamatęs seną gerą youtuberį. Anksčiau taip darydavau ir kažkaip man atrodo, kad net nepasiteisindavo. Nes tu darai, taip gaunasi, kad mažiau pakartojimų padarai, bet technika realiai tobula. Jauti sutraukimą, degimą, viską gerai jauti, bet nestiprėjai. Aš taip nesugebėdavau stiprėti. Ir kai pakeisdavau truputį nešvaresnę techniką, truputį per prievartą, aš tada taip sustiprėdavau ir tada galėdavau grįžti vėl prie tokio padarimo, bet jau stipresnis. Nežinau, ar suprantat, ką noriu pasakyti, bet čia tikriausiai tik advanced lifteris galėtų paaiškinti. Tai jeigu jūs toks esat, jeigu netyčia kažkaip žiūri šitą videosą, kad tai būtinai parašykit, kas čia per mistika, ko aš nesuprantu. Ok, dilbiai, visiškai naujas varkiautas, tiesiog pamačiau tik tokį, kaip daro žiauriai sukočiojus pana. Vieną kartą pabandžiau, man patiko, žiauriai hypas ir šiaip, kai kažką naujo atrandi, toksai naujas hypas atrodo, vėl treniruotis. Tai dabar bus tik antra treniruotė, kai tai būtent darysiu dilbius ir pabandysim max pumpą pagauti. Tai pirmas pratimas, tiesiog, nežinau kaip vadinasi, šiaip nedaug, kad dilbiui gali daryti taip, taip, taip. Šitų nebereikės, nes šitie praranda tikslą treniruojant dilbius. Tai važiuojam. Einu savo.
Aš šitą pratimą darant sustojau dėl mental, nes tai pradeda deginti stipriai, kad štika man rodos pasidaviau. Tai, lemba, reikia tikrai svorio prisidėti, nes aš tikrai dar galėjau daryti, bet eik tu savo, koks skausmas buvo, what the fuck. Ok, kadangi čia vaikomės, grinai vaikomės pampą, tai bandom pertraukas tikrai riboti ir prisidėjau pitaką, dabar žiūrėsim. Nu tikrai bent jau 8 ir tikiuosi greičiau pavargs raumuo nei mano psychology, nei mano mental. Šitas pratimas yra visiškai žudikas. Nu, taip kaip stipriai dega dilbių viršus, aš net negaliu nupasakoti. Jums reikia pabandyti. Ir čia šiaip tokia technika, nes dabar kaip tik šoną parodysiu. Galite daryti taip, bet čia jau labiau, ir bicas pasijungs visą kitą. Bet kaip aš bent jau bandau daryti, tai alkūnės va taip pat. Ir op, tik iš šitų vietų vos nekeliu. Opa. Tai žiūrėkit, skirtumas. Op. Ir op. Tai aš būtent darau taip. Aišku, taip žymiai sunkiau, taip žymiai labiau dirba, realiai labai dirba dilbių viršus. Labai yra sunku nulaikyti. Realiai būna, kad va, aš dabar irgi jaučiu keliu, čia keliasi, bet riešai nori kristi. Tiesiog. Manau, šitas geras pratimas labai. Šiaip pirmą kartą darau, ne pirmą, bet labai seniai dariau su tiesiu štangu, visą laiką darau su easy baru, bet su šito svoriu, čia kas, 30 kg daugiausia, labai patogu, labai gerai, tai tikrai dar vieną šaunam, kaip ir sakiau, seku varkiautų, kur pamačiau panelį, labai užsikačiojus tik tokią daro, tai vieną kartą pamačiau, žiauriai patiko, žiauriai degė, tai tikriausiai labai gerai ir šiaip labai faina daryti dilbius dabar. Tai, kaip ir sakiau, daug nesilsim, darom. Kitas pratimas, trečias dilbiam, irgi bus 2 setai, aš beje, 4 pratimai po 2 setus. Tai čia bus taip, sak, bet su pirštukais nusileidžiu, sak. Pasibandžiau su 30, labai lengva, su kiamu labai lengva, su pem dabar
Tiesiog bijau apsigaut. Aišku, bus daugiau nei 8 repsai, bet gali būti ir pats tas, nes gali būti, kad pirštai pasiduos greičiau nei raumuo. Tai žiūrėsim. Šiaip irgi šitas pratimas žiauriai patinka. Žiauriai gerai. Truputį reikia, aišku, pasvirt, kai darau, bet labai paprastas. Tu salėj, tai aš mačiau, daro visi dažniausiai su lynu. Irgi su lynu, manau, be problemų. Taip, hebra būna pasiema, taip daro. Čia judesys tas pats, tik kaip kam patogiau. Tai man gal ir nepatogiausias būdas, nes jau seniai bandžiau kažką tokio, kaip hebra dažniausiai daro, bet man čia tiesiog kažkaip hyped labiau šitą daryti. Tai, kalbant apie hyptus, leidžiam hype muziką toliau ir judam. Nu ką, nugaros ir dilbių workoutas done. Nieko, viskas tobulai, toliau judam. Artėja šventės. Jeigu dar neinat į salę, galit pradėti tai, tikrai nelaukit švenčių. Nes, tiesiog, neverta laukti, hebra. Neverta laukti. Savaitė yra savaitė, 2 savaitės yra 2 savaitės.
per tokį laiko tarpą galima šiokį tokį progresą turėt, bet svarbiausia yra pradėt. Sunku yra pradėt, bet svarbiausia pradėkit ir nepasigailėsit, nelaukit. Jeigu bent su kiekvienu video bent vienas žmogus pradės eit į salę, aš jau būsiu happy. Nu ir aš kai pasubscribinsiu, būsiu happy. Davai.